Sveiki atvykę į alumnų festivalį. Jame taip pat ir Vaikų universitetas turi savo erdvę. Einam pažiūrėsim, ką mes čia turim. Šiuolaikinis pasaulis neapsieina be technologijų ir gebėjimo jas valdyti. Tad kviečiam į Robotikos akademiją ir Vilniaus universiteto STEM centrą pažinti daugiau technologijas ir apskritai suprasti, kodėl šita kompetencija yra labai reikalinga. Mūsų Vaikų universiteto misija yra augti su VU. O tam, kad galėtumėm kalbėti apie žmogaus augimą, reikia kalbėti ne tik apie technologijas, bet ir jausmus. Tad kviečiame į bibliotekos edukaciją jausmų knygelę. Čia galėsite jūs savomis rankomis pasigaminti senovės būdu, metodiką, pačią knygelę ir ją įsinešti į namus. Ne veltui sakoma, kad sveikame kūne, sveika siela. Tad mūsų sveikatos ir sporto centras kviečia atvykti ir išbandyti įvairias aktyvacijas. O kur dar gyvybės mokslų centras? Na, o tie, kas domisi fizika, elektronika ir labai įdomus yra šis pasaulis, kviečiam į fizikos fakultetą susipažinti su fotonu. Na, o medicinos fakultetas siūlo ne tik rūpinti savo sveikata, bet taip pat ir išbandyti praktiškai, ką reiškia balansuoti, ką reiškia laikyti ir išlaikyti pusiausvyrą ir apskritai judėti. Na, o Vilniaus universiteto botanikos sodas kviečia pasukti galvą, išspręsti kryžiažodį, na ir dar atspėti įvairias augalų rūšis. Taip pat alumnų festivalį galite užsukti į medicinos fakultetą ir vaikai turi puikią edukaciją, kaip išmokti rūpinti savo dantimis. Tad kviečiame į dantukų edukaciją. Vilniaus universiteto muziejus kviečia patirti įvairias edukacijas ir ekskursijas. Tad irgi užsukite, patyrinėkite, kokios yra mėnulio fazės ir kaip jos veikia žmogaus organizmą.